Dėmesiui Top Sport pirmos lygos 24 turas ir mes su jumis sutinkame plungės ir atkaklios. Kitaip turbūt kitokių rungtynių sunku tikėtis, kadangi šiandien plungė sutinka komandos, kurios yra visai šalia. Surinkęs yra Babrungas ir tiek pat taškų Neptūnas. Matėte prieš savo akis vienos ir kitos komandos startinę sudėtį. Na ir kad tam įtakos turi, aišku, ir detalė arba rodiklis tarpusavio rungtynės. Pirmajame rate komandos sutiko Klaipėdoje ir tas rungtynes rezultatu 1-0, taigi minimaliu rezultatu laimėjo plungiškiai. Jie kol kas yra aukščiau, na, bet kaip kokioje situacijoje komandos atsidurs po šiandienos rungtynių, pamatysime, aišku, už kelių valandų. Komandos jau aikštėje, jūsų ekranuose teisėjai. Šioms rungtynėms teisėjauja Vilius Paulauskas. Jam padeda asistentai Deividas Klimas ir Aleksandras Stepanovas. Ketvirtas teisėjas, aišku, jo ekranuose dabar nematome, bet jis irgi atlieka nemažai svarbų vaidmenį. Ketvirtas teisėjas Egidijus Amšiejus, na ir rungtynių inspektorius Edmundas Gaigalas. Na, šios rungtynės iš pradžių buvo numatytos truputį kitoje aplinkoje, turėjo būti atidaroma nauja dirbtinės dangos aikštė Plungėje, bet kiek supratau, šiek tiek tas atidarimas nukeltas ir naujos aikštės, matyt, iškilmingas darimas bus šiek tiek vėliau. Na, o dabar jau kapitonus matote irgi savo ekranuose, Plungės ekipos. Na ir, aišku, tokiu oru irgi tą rimtą tikrų vyrų kovą stebi rimti ir tikri sirgaliai. Dauguma turbūt, aišku, palaikys Babrungą, bet manau, kad yra ir palaikančių Klaipėdą, o netrukus nuaidės pirmasis šių rungtynių teisėjo švilpukas. Na ir pamatysime, kokius siurprizus pateiks viena kitai komandos. Šiaip tai komandos neblogai pažįsta viena kitą, jau ne pirmus ir ne antrus metus susitinka ir pirmosios lygos čempionatuose. Na ir dauguma tų rungtynių ir vykdėjo. Dabar turbūt apie startinės komandų sudėtis. Pradėsiu nuo svečių. Gal po šitos atakos čia gali būti gan pavojinga. Babrungas atakuoja ir uždirba pirmąjį kampinį šios dienos rungtynėse. Standartiniais pozicinė Babrungo ataka, bet kamuolys gan neblogai juda tarp žaidėjų. Čia gali būti pavojinga ir paskutiniu momentu. Bet Babrungas po truputį perima iniciatyvą šios dienos rungtynėse. Ir atakuojantis žaidimas turbūt yra stiprioji Babrungo pusė. Kamuolys varžovo aikštės pusėje. Ir kaip ir sakiau, ir Renanas, ir Elveltonas yra tie žaidėjai, kurie mėgsta įkirtinėti tarp gynėjų, už gynėjų nugaros. Domas Ankudinas, ką tik buvo jūsų ekranuose. Ir žaidžiant prieš Babrungą seriją, ar net 9 rungtynės šalies laimėtos. Praeitam ture laimėti nepavyko, tačiau ir nepralaimėjo. Babrungas žaidęs lygiosiomis ne su bet kuo, o su FK Bionas klubu. Komanda, kuri užima antrąją vietą ir kovoja dėl keli žaidėjai galėjo bandyti smūgiuoti, net plėsti kamulio. Babrungo ataka tęsiasi, bet fiksuojama nuošalė.
6 įvarčius yra įmušęs Julius Kasparavičius. Na ir pilkas, dangus pilkas, lietus toks rudeniškas. O dabar visai smagus oras ir, aišku, tie Plungės minėjau, kad Garliava žaidžia su Bivono ekipa. Sutikimas vyksta Garliava ir ten pirmo kėlinio, maždaug tiek pat praėjo laiko. Rungtynės baigtųsi tokiu rezultatu, nors turbūt dar kalbėti apie tai anksti, prieš akis dar visas kėlinys ir dar šiek tiek liko žaisti pirmajame kėlinyje. Tai turbūt palankiausias savas rungtynes, nes Bivoną nuo šių abiejų komandų skiria 3 taškai. Tai yra atstumas, kuris įveikiamas viena pergalė. Čia perdavimas link tolimo virsto, atmetinėjo kamuolį, nors pasirodė, kad galėjo bandyti ir pats smūgiuoti Plungės Babrungo futbolininkas. O dabar jau Neptūnas atrodė, kad galėjo ieškoti savų šansų, bet kamuolį praranda klaipėdiečių futbolininkai. Susidūrimas ir saugo vienos komandos žaidėjas kitus. 0-0, kovingas kėlinys, keletas labai gerų situacijų, na ir žaidėjas Amiras Ahalarovas, kuris viską padarė, kad varžovai neįmuštų įvarčio. 0-0. Eina komandos pailsėti, pailsėkime ir mes po 15 minučių sugrįšime čia į Plungę. Kairiajame kampe 0-0, taigi nei vienai, nei kitai komandai nepavyko įmušti įvarčių, nors galimybių buvo. Ir kalbant, jeigu apskritai apie pirmą kėlinį, tai turbūt reiktų pažymėti, kad nors su kamuoliu, kas atrodo, kad nei vienos, nei kitos ekipos treneriai kardinalių permainų nesėmė. Ne vienas keitimas nebuvo atliktas, aišku, į vartų plotą nepataikė. Livelton palieka kamuolį Tomemoriui. Vėl Šaudai Tomemoriui kamuoliu ir atlieka gerą perdavimą. Čia nuošalės nėra, smogės Pijus Petkevičius. Ataka dar nesibaigė ir Plungės Babrungas muša įvartį. Agiamangas. Ar Renanas? Tuoj. Ne, vis tik tai Renanas. Renanas pratęsia komandos ataką ir čia jau toks šventinis šokis. Na, gera ataka, išskirčiau aišku tą perdavimą, po kurio Marius Skirmantas iššoko prieš Pijų Petkevičių, smūgiavo stipriai tiesiai į vartininką, galbūt Pijus Petkevičius net buvo trumpam nokaute, o po to Renanas jau iš už baudos aikštelės beveik ribų, na, ne, iš baudos aikštelės, bet štai ką neatvėsins. Dovgijaus perdavimas į baudos aikštelę. Daug dvikovų. Čia be abejo žaidimas į žaidėją, ne į kamuolį ir kortelė rodoma Klaipėdos Neptūno futbolininkui. Beje, berods Matas Dumalakas prasižengė, žiūrim situaciją, taip. Tai skaudelis.
Malakas kovoja iki galo, ten Ilev Barė, toks po kontakto baudos aikštelėje. Tuo tarpu Agiamango keitimas, čia greičiausia bandymas įnešti šviežių jėgų. Dar vienas epizodas, kuris baigėsi įvarčiu ir šį kartą tradicinis dar vienas 33 numerio Renano šokis. Ir kaip visada jaunieji sirgaliai nebodami nieko, aišku, realiai žiūrovai, žiūrint jau visiškai pagal įstatymo raidę, neturėtų atsidurti futbolo aikštėje, bet čia reikia turbūt įvertinti, kad tai yra jaunieji futbolo sirgaliai. Ilev Barė. Ten jungiasi, kirto pro gynėjų nugaras Dmitro Bondaris. Jam. Geras Baruso reidas. Su kamulio. Hamza smogėsi ir trečiasis įvartis ir tai yra viskas. Babrungas laimėjo, o tiksliu smūgiu pasižymėjo ne kas kitas Aurelijus Barusas. Trečiasis numeris perėmė jisai komandos kapitono raištį ir gana aktyviai beje sudalyvavo. Išėjo po keitimo neseniai, žengė aikštę ir jau keliose atakose sudalyvavo. Viena iš jų baigėsi trečiojo įvarčiu ir galima sakyti, kad šis įvartis, na, ne visai taisyklingai pasakysiu, taip lietuvių kalboje gal ir nesakoma, bet uždaro rungtynes. Na ir čia reikia pasakyti, kad puikiai šioje atakoje sudalyvavo ir 13 numeris Hamza Yakudi. Pamatė. Tai yra viskas. Vilius Paulauskas skelbia, kad rungtynės baigtos, o tai reiškia, kad mes galime pasveikinti Plungės Babrungo ekipą su nelengva, nors iš rezultato gali pasirodyti ir kitaip, bet pelnyta pergalė 3-0. Babrungas įveikė Neptūną, palieka klaipėdiečius 4 vietoje, patys lieka 3, tačiau gali būti, kad po šio turo priartės ir prie 2 vietos. Taigi sėkmingas Plungės Babrungo ruduo tęsiasi ir toliau. Matote rungtynių rezultatą. Na, Top Sport pirmos lygos pirmenybės jau žengia į lemiamą fazę. Tų rungtynių, tokių atkaklių, įdomių bus vis daugiau. Sekite lygą, žiūrėkite ją ir aišku, palaikykite savo komandą. Dėkui Jums, kad žiūrėjote šią transliaciją.